Gerai. Tai gerbimi sporto žurnalistai, ponas Daliau, tikrai dėkojom, kad pakvietėt mus. Nesenai girdėjom, kad čia praėjo ledo ritulio pristatymas, taip aš irgi galvoju, ar jie čia reklamavo savo čempionatą išvykimo Olandiją, taip sutapimas. Man paaiškino, kad buvo kažkoks pristatymas. Ne visi žurnalistai dar supranta tas tokias sporto šakas, kaip kartais mus vadina egzotinė šaka, ta lasda, tas kamuoliukas, vartininko apranga. Tai manau, kad čia, kur matau tos žmonės, tai tikrai visi pažįsta Žolės riedulį. Gal tik Ponaitis mažiau. Mūsų sporto šaka, jeigu taip grįžti, kaip sakant, tas grįžimas į praeitį, visą laiką pasako kažką. Žolės riedulio sporto šaka skaitoma pati iš sporto žaidimų seniausia žmonijos istorija. Nežinau, kodėl taip kažkas nusprendė, bet prieš 4000 metų jau buvo Egipte rasti paveiksliukai, susilenkę žmonės, kamuoliukas, lasda. Tai čia prieš Kristaus gimimą. Toliau žinios pasiekė dar iš to, iš Etiopijos 1000 metų prie Kryžiaus gimimo, tie patys paveiksliukai, lasda irgi lenkta. Aišku, ten klimatas sąlygos aiškios, ledo nebuvo. Ir, kaip sakant, kada Kolumbas atplaukė Ameriką, ten irgi rado indėnus žaidžiančius žolės riedulį. Irgi ta pati lasda, aišku, išmerų mes ten negalim pasakyti tų taisyklių. O pati istorija jau sena žolės riedulio ir pirmieji pradėjo anglai. Anglai, jų klubas buvo kurtas 1850 metais. Po to kitas klubas sukūrė taisyklės, kaip žaisti. Buvo žaidžiama gan įdomiai, kaimas prieš kaimą per didelį plotą su to lasdomu lydavo kamuoliuką, po to sukurtas buvo taisyklės, jau žaidė 11 prieš 11. Žolės riedulys debiutavo olimpinėse žaidynėse vyrai 1908 metais. Po to 12 metais buvo praleista žaidynės, susikūrė Tarptautinė žolės riedulio federacija ir jau nuo kitos olimpinių žaidynių vyrai žaidžia pastoviai iki dabar. Moteris pradėjo žaisti olimpinėse žaidynėse 1980 metais Maskvoje. Čia šitą datą biškį ryšasi su Lietuva, kaip ta žolės riedulys atėjo į Lietuvą. Ir ilgą laiką vyrų ir moterų federacijos buvo atskiros. Kadangi anglai tokie žmonės, konservatoriai, ir jie nelabai mėgo įsileisti moterį į savo ratą. Ir netgi tik 20 amžiaus pabaigoje kai kurios šalis, to pačios iš Didžiosios Britanijos, berods Velsas, airiai atsiskyrė, tai yra susijungė vyrai su moterimis, net buvo atskirai. Jungtinėms ir atvirkščiai riedulį nebeleidžiama. Vėl sustatė tą tvarką. Moterims teisiavo moteris, vyrams vyrai. Man tas nelabai suprantama, bet mūsų federacija tarptautinė tikriausiai pati tokia federacija iš visų sporto šakų, kur taisyklės keičiasi kasmet. Mes jau patys nebesusigaudom, kas bus sekantis etapas, apie pačias žaidimo taisyklės kalbės mergaitės. Tik noriu pasakyti, kad taisyklės tikrai keičiasi ir aš nežinau, ką to pasakyti. Ar ta sporto šaka ieško savo erdvės žiūrovo tarpe. Aš manau, kad kiekvienai sporto šakai ir ypač žaidimuose rūpi žiūrovas, kad kuo daugiau ateitų, kad pritrauktų žiūrovą. Aišku, tą parodo, kad žolės riedulys yra populiarus pasaulyje. Ta parodo, kad olimpinėse žaidynėse. Jeigu vyrai dalyvauja jau 12 komandų nuo seno, 12 komandų moteris, Maskvoje debiutavo 6 komandas. Pirmą kartą čempionė tapo Zimbabvė, kuri daugiau dingo praktiškai iš to elitinio sporto. Ir po 2 olimpiadų buvo 8 komandas. Ir jau nuo Atenų berods žaidė 12-12. 12 vyrų, 12 moterų. Šiandien pagal skaičių žolės riedulio delegacija užima 4. vietą olimpinėse žaidynėse pagal deleguojamų žmonių skaičių. Kadangi komanda padidino žaidėjų iki 18, vadinamas treneriai, gydytojai, masažistai ir tas vadinamas dabar mokslinės brigados, kurios jau įteisintos, tai delegacija sudaro kažkaip 24-26 žmonės oficialiai, medalių kabina 18, vyrai, moteris, 24 komandos, mes užimam tikrai didelę vietą. Ir jeigu atsimena, čia toks garsas nuskambėjo prieš prezidento rinkimus, Tarptautinio olimpinio komiteto, kad žolės riedulys irgi pateko į tą sąrašą sporto šakų, kurios gali būti jau galvojama ar palikti jas.
Aišku, didelis dalykas buvo suėdimas tarptautinė federacija, Europos federacija, visi stengiasi parodyti, pradėjo statistiką rodyti, kaip tų žiūrovų žiūri, kiek jų žaidžia. Ir Riedulys, kaip sakant, iš to abejotino sąrašo nebuvo ir toliau jisai bus žaidžiamas, tas vadinamas tradicinis Žolės Riedulys. Tačiau tendencija pasaulyje yra. Krepšinė atsirado 3-3. Žinom tradicinę tą sporto šaką tinklinį. Jis turi savo atmainą labai puikią, žiūrovui, gražią pležinio tinklinio. Riedulys irgi ieško savo vietos, kaip sumažinti tų skaičių, kaip ir sakyti, galbūt ir ruošiasi ateities išbandymo, nes olimpinių sporto šakų skaičius plečiasi ir mes matom tokių įdomių sporto šakų, kartais nelabai suprantamų mums, bet juos įtraukiamas, aš pavadinimų neminėsiu, kolegų nenori žais, visi sporto šakos yra įdomias kiekvienam savo ratui. Tačiau Riedulys irgi pradėjo ieškoti. Mes turim dvi rungtis. Tai yra olimpinė rungtis 11 prieš 11, kuri jau, kaip minėjau, nuo 1908 metų ir salės Riedulys. Uždarų patalpų mes, indoor vadinam, uždaros patalpos, bet ne salės. Salės futbolas yra. Pas mus žaidžiama 6 prieš 6 buvo, dabar 5 prieš 5. Ir turim pasaulio čempionatą, kuris vyksta pastoviai kas 4 metai. Turime Europos čempionatus, nacionalinį lygmenį ir jaunimo lygmenį. Ir dabar atsirado dar viena atmaina, Hockey 5, Žolės Riedulys 5. Ir šitą sporto šaką debiutavo jaunimo olimpinėse žaidynės Kinijoje, kur susilaukė labai didelio įvertinimo. Kas ten įvyko? Aš esu Europos vykdomosios tarybos narys jau 12 metų. Ir įsivaizduoti, ir mes praleidom tą žaidynės ir supratom, kad jos buvo deleguotas, Olandijos komanda buvo deleguota atskirų, neįsikovojęs teisės. Ten dalyvavo berods 8 vaikinų ar 6 vaikinų moterų komanda ir taisyklės kardinaliai pakeistos. Aikštė buvo padaryta sintetinė danga 45 ant 60. Tai įsivaizduokit dabar mūsų plote 91 ant 55 atsistoja aikštė. Borteliai pakelti iki 25 metrų, kai saliai jų yra aukštis 10, su viena briauna nupjauta, kad kamuliukas atsimušęs nešoktų. Ir pirmą kartą taisyklėse, 5 prieš 5, buvo leidžiama mušti iš kur nori. Pas mus yra zona, viena čia, kur mes skirimės, rankinis turi savo ir Žolės Riedulys. Čia metoma prie zoną, pas mus tik į zonas. Tai dabar leidžiama mušti iš kur nori. Ir svarbiausia, borteliai atsistoja prieš vartus čia. Tai puolėjas gali su bortu susižaisti ir įmušti įvartį. Bortelis visą laiką yra kaip 5-6 žaidėjas, senelė vadinama, sužais. Ir gavo informaciją, kad tas Žolės Riedulys 5 Hockey 5 susilaukė labai didelio vertinimo. Yra mano tokia nuomonė, jaučiu, kad kažkur kažkas jau ieško ateityje. Jeigu bus mažinamos sporto šakas arba kažkas turi surasti tokią alternatyvę. Jeigu tas Žolės Riedulys 5 jau dalyvauja ir po 4 metų Argentinoje, tai kontinentai įvedė naują tvarką. Nuo 16 metų mes pradedam žaisti vaikams, jaunimui, jauniams, jaunučiams iki 16 metų Žolės Riedulys 5. O 18 metų žaisim olimpinės žaidynės. Sporto šaką sudarko, mano tokiu atžvilgiu kažkaip, reikės labai laviruoti. Dideliam sporto šakom aš nežinau, ar tai nekelia problemų, bet vėl iškilo klausimas bortelių ir aikštės. Ir kaip sakant, įvyko toks gražus dalykas, Širvintai šventė savo jubiliejų, berods paskutinis jubiliejus, kiek buvo, 35 ar 30 metų. Federacija su Kūno kultūros sporto departamentu taip pasitarė, jiems padovanojama aikštelė. Ir jie turėjo plotą didesnį, 40 ant 20, jie galėjo padaryti 60 ant 40. Ir tas įvyko. Tai mes turėsim, kaip sakant, vieną aikštelę centrinę Lietuvoje, kur Hockey 5, žaisim Širvintuose, nes ten 60 ant 40, praktiškai viskas. Tai reikia pagaminti bortelius ir vaikų varžybos oficialios visos vyks Širvintuose, nes nežinau, kas ryšis Vilniaus, Šiaulių ar Rudamino stadionas pasigaminti tos bortelius, persibražyti linijas ir vidury pastatyti. O tokias mūsų naujienas, tokias tendencijos ir dabar mes žaidėm paskutinį pasaulio lygoje, jau prasidėjo kelinukai atsirado, 4 po 15. Žaidėjas papasakos, ką tai duoda jiems, benau, kad žaidėjas sveikina. Buvo 35 minutės, pertrauka, vėl žaidžiam. Keitimai. Buvo keičiama kaip futbolė, dabar galima keisti kaip nori, atkeisti kaip krepšinį. Taisyklės daromas, kad palengvintų treneriams, manau, žaidėjams kažkur
ir be abejo žiūrovus. Visi nori gražių įvarčių, visi nori matyti gyvą, greitą žaidimą. Ir paskutinis, ką įvedė, tas man irgi šokas buvo, bulit šutautą. Įvedė, ką darydavo ledo ritulininkai, mes pripratę, mums įdomu, gražu, įsibėgėja, paro vartininką muša. Ta mes dabar darom. Merginos irgi paaiškės tas taisyklės peripetės. Ir žiūrovom, aišku, įdomu. Matyt, kaip tas vartininkas gulasi, keliasi, mūsų olė ant kelių, griūna nugarą visai, po tas žaidėjas bando mušti, atsirado naujų visokių sprendimų, matosi, kad mokslinės brigados dirba, matėm, kaip ispanai ateina, užpakalio atsisaka, vartininką palieka už nugaros, vartininkas nežino, ką daryti, judesi klaidingai ir kažkaip meta, kiti priekio eina kaip tankai, vėl vyksta kažkas, o žiūrovai tas sukelia džiaugsmą, plojimus ir parodo šaką. Tai aš manau, iš savo pusės apie istoriją tiek Rimas papasakos apie pasiekimus geriausius, o merginos apie taisyklės. Tai